kur toliau nuvažiavo? Grįžo atgal namus. Įdomu, kas ten gyvena? Simonas Šarkys, 6 valdyba. Reikia sužinot, kas registruotas Pelėžirnių 17. 17, ne 19. Laukiu. Aha, klausau. Vienas? Aišku. Ačiū, iki. Na va. Dabar mes žinom, kas žaidžia Benės pusėje. Tai kas toks? Germanas Baranauskas, pravardė Baronas. Čia rimtas veikėjas? Labai rimtas. Buvo užlėkęs su kokainu. Gavo 7 metus, bet labai anksti išėjo. Na tai pasipirko. Merkintai. Bet vis dėlto, koks tu šaunuolis? Va, nori ir gerai padarai, pasistengi. Jo, dėl Ovčinikovo. Nu, Leisti man jį už kiaušų paimti. Merkintai. Nu, surimtėk. Mokėk gyvenime pralaimėti. Nu palauk, nu ginai tyčia išėjo pašramą, kad mane pažemintų. Bet aš su juo susitvarkysiu. Tu su gėrimu susitvarkyk. Bus daugiau naudos. Va, Jonai, kavos, karštos. Dėkui. Elena sako, kad per senas kavai. Nu, ką čia jau, vienas puodelis nepamaišys. Pergyvena jinai dėl manęs. Aišku, kad pergyvena, tiek metų kartu pragyveno. Aišku, rūpinas. Nu kaip, pažiūrėjai? Pažiūrėjau, kurie atsidarė. Nu, ką aš galiu pasakyti? Drąsiai čia tu tvarkai buhalteriją. Kuria prasme? Tiesioginė? Ateik, parodysiu. Nu? O šitą sumą. Už ką? Už finansinės konsultacijas. Šitą? Už finansinės konsultacijas. Ir taip 7 kartus po 10 000. Nu ir kas? Kai įmonės apyvarta buvo 100 000, įtartina. Iki pirmo patikrinimo. Ir degam? Tikrino mokesčiai, tikrino, Jonai. Ir neužkliuvo? Galbūt ne. Stebuklas. O tu va, šitą aplanką atversk. Šitą? Aha, taip. Nu, aš čia žiūrėjau. Kažkokie skaičiai, tik nesupratau dėl ko. Čia sumos, va, matai, kuriuos aš užmokėjau draugams iš mokesčių inspekcijos. Nu, tada aiškiau. Taip. Klausyk, bet juk viską galima taip sutvarkyti, kad norėdamas galų nesurasi. Va, Jonai, va! Dėl to aš tave ir pasikviečiau. Gal padarom pertrauką po 50? Ačiū. Nepratink manęs prie blogų įpročių. Teisingai, Jonai, negerk ir dar kartą negerk. Akis nusimuš. Aš... Būk sveikas. Oi, kaip skanu. O kur išrašas iš nekilnojamo turto registro? Jei sumą nori pažiūrėti, tai čia 3 milijonai? pastatas miesto centre. Keli aukštai, biliardo stalai, baras. Kokį pelną galima gauti iš tokio objekto? Jei suka nešvarius reikalus, pelnas nerūpi. Kaip su pinigų kilme, iškart pinigai?
Iš prekybos? Ką reikia prekiauti, kad leistum savo tokius pirkinius? Prekiauta grūdais, kava, cukrumi. Pajamos iš offshore'inės kompanijos, kurios įstatinis kapitalas buvo pervestas iš Brazilijos banko. Šitas popierius. Tradicinė pinigų plovimo schema. O su Lietuva jokio sąlyčio? Įmonė Top Bolt, priklausanti Janekui Kanarskiui, pravedė Henriko Umaro įmonei kelis kartus skirtingas sumas. Kanarskio įmonė. Manau, čia reikia gilintis. Kokie tiksliai ryšiai su Umaru? Tai dar aiškinamės. Bet man atrodo, jie naudojasi sudėtingomis įmonių struktūromis, kad nuslėptų pinigų kilmę. Ką dar turime? Ai, dar vienas dalykas. Gavome informaciją, kad vienas iš pavedimų buvo atliktas per įmonę, kuri jau buvo įtraukta į FNTT sąrašą dėl įtartinų veiklų. Kuri įmonė? Greenway Consultants. Pasirodo, ši įmonė turi ryšių su Kanarskio firma. Čia gali būti siūlo galas. Kaip teismas atidėjo? Reikia įsigilinti dar į bylą. Ką jūs čia? Ką žinai apie Janiką Kanarskį? Tai girdėjau, kad jį vadina pinigų dailininku. Plauna pinigus ir tiek. O ką žinai apie milijardo klubą? Čia tas Umar klubas, kur laikė Mangirdą Sutkų. Tai tiek ir žinau, kad ten buvo įkalintas žmogus. O kas atsitiko? Imk, pasižiūrėk. Žinai, tą konsultacinę firmą reikėtų patraukti į šalį. Kurią? Greenway Consultants. Geriau kurti naują, kur nors užsienį. Nieko, bus gerai ta. Ne. Labai jau krenta į akis. Čia tau, Jonai, krenta į akis kaip specialistui. Dar viena operacija ir gali užkliūti. Mo- Jeigu iki šiol neužkliuvo, tai reikia dėkoti viešpačiui Dievui. Nu, Jonai, kaip tu pastebėjai, mokesčių inspekcijoje aš turiu draugų. Viską sutvarkysim, nepergyvenk. Rizikuoja, Janekai. Nu kam tau to reikia? O, mokesčių inspekcija. Nu, sveika, Vilija, sveika. Nu, kaip palsėjai po atostogų jau? Eik tu matai, kur tu buvai. Sveikinu. Kada čia buvo? Šiandien? Ačiū, Vilija, kad perspėjai. Ačiū. Skolingas neliksiu. Nu, pasimatysim. Kada nors. FNTT davė užklausą. Reikalauja mano įmonės 5 metų finansinės ataskaitos. Nekokios naujienos. Jo, FNTT dar netikrino. Nieko, Jonai, nieko. Susipažinsim. Galva turi teisus. Reikia keisti strategiją dėl šventos ramybės. Teisingas požiūris, pritariu. Tu matai? Įdomu. Žaidimas prasideda.
3 milijonai už biliardo klubą. Toks pastatas dar su žeme, sakyčiau, mažoka. Aiškiai bus juodais primokėję. Reiktų kreiptis į FNTT. Martynas jau kreipėsi. Taip pat, jeigu viską sutikrina, tada bus matyti. O kuo jums užkliuvo Kanarskis? Domėjomės umorais. Prieš metus jie dirbo su Kanarskiu. Tai Kanarskis ir bus praplovęs pinigus klubui. Šiandien Kristupo Umoro laidotuvės pravažiavau pro laidojimo namus. Kokį 50 mašinų stovi. Jau rado, kas padėjo bombą? Ne, dar ne. Jei būtų ką nors sulaikę, tai jau būtų pranešę per koordinacinį pasitarimą. Įdomu, ko čia baigsis šitas visas karas. Biški palaukiam. Pažiūrėsime, kas bus. Manai, įmanoma susitaikyti? Jeigu garantas bus kriminalinis biuras, kas norės su jais pyktis? Prie ko čia jie? Čia jau Marų stogas. Kauneckas su jais ryšį palaiko. Tikrai? Tikrai. Susitaikys. Gerai? Nesusitaikys, dirbsim toliau. Man tas Kauneckas nelabai patinka. Reiškiasi per daug. Tiek babkių jo biznesų pyliam. Nu, jis ne balsą kelia. Kad jis nebeturi jokios įtakos Beniai. Ypač dabar, kai Olivija sutiko tikėti. O visais jais reikėtų atsikratyti. Larkinai, šmarkinai, šramai. Su Kaunecku sudėjau. Jam Beniko kapka nusavybė yra. Nu, jie seni draugai. Reikės rinktis. Tarp senų ir naujų draugų. Visiems geras nebūsi. Ryklį ko gero nusipirksiu. Vienas, o kur ryklė? Mama, aš trumpam. Galėjai atsivežti, būtume pasibuvusios. Tai kitą kartą. Kur tėvas? Ten sėdi, laikraštį skaito. Kaip jis jaučiasi po pirmos darbo dienos? Taigi, žinai, jeigu jis nenorės kalbėti, nieko ir neišklausi. Aš pakalbėsiu. Sveikas. Sveikas. Prisės. Kaip darbas? Nu, nebuvo, kaip sakant, poilsio minutės. Daug medžiagos peržiūrėjau. O Kanarskis po mano pastabos nusprendė pakeisti strategiją. Kažkas ne taip? Nu, jo sistema paremta kyšiais. Tam davė ir sėdi savo ramus. Taip visą laiką nebus. Korupcija buvo ir bus. Ne. Ateina nauja karta. Idealistai. Nepapirksi. Visus galima papirkti. Ne visus. Visus. Kiek dariau auditų, kiek man siūlė kyšių, nei vieno nepaėmė. Atsiprašau. Tavęs neturėjau omeny. Tu paskutinis mohikanas. Dar turi sąžinės. Tai tu pateisinai, Kanarskį?
Jis niekada neįkliuvo. Nesijaudink, jis žino, ką daro. O kad tavęs klauso, tai labai gerai. Kas labai gerai. Kad Kanarskis manęs klauso. Užkais arbatos. Gal sausainių norėtumėt ar? Ko čia taip nutilot? Ar viskas gerai? Viskas gerai. Atnešk sausainį. Svarbus skambutis. Atsiprašau. Sveikas gyvas, Benė. Sveikas. Sakyk, ko norite greitai. Klausyk. Aš padariau viską, kad baigtųsi visos šitos nesąmonės. Šarkys bus kaip garantas. Henrikas sutiko. Sutiko? Sutiko. Tik reikia, kad būtum čia. Padarysim susitikimą ir viską išsiaiškinsim. Ar taip visą gyvenimą nori slapstytis? Tai kur Richardas? Išvažiavo. Tai ko taip staigiai? Kažkas paskambino, sako, skubu ir išvažiavo. Dėk tos sausainės. Tai kad Richardas išlėkė. Tai mes pasidėsim. Ar tau jau mano kompanija nepatinka? Ne, nu ką tu čia nusišneki? Visai. Noriu paklausti ir bijau. Apie ką tu? Apie Richardą. Nepatinka man tas jo lakstymas. Vėl vienas beiglis važinėjas. Tai apie ką tu norėjai paklausti? Nu, tu girdėjai, tą mašiną susprogo. Čia kur viena žuvo? Ar ten nėra Richardas prisidėjęs? Man taip neramu, aš vis galvoju ir galvoju. Neprisidėjęs. Nu, iš kur tu ištraukiai? Taigi, vienas važinėjasi be apsaugos. Ir nuo tų reikalų jisai atitolęs. Matosi iš Kanarskio buhalterijos. Taip, kad gali ramiai miegoti. Ramiai. Nu, daug dievė. Daug dievė. Bet kad įglis neatsiveža, čia reikia duoti velnių. Nu, tai aš tavęs irgi darbą neimu. Koks darbas? Jisgi pas mus atvažiuoja. Elena, aš juokauju. Tavo gerumų nėra ribų visam pasaulyje. Tu pati geriausia. Tai nuostabiausia. Nu, kas kitas, jeigu ne tu, manęs taip paguosi ir nuramins.